Kaimieti, tu čia? Zdarov, labas rytas, kaimieti. Labas rytas. Nu, ar galiu tavęs kai ko paklaust? Diskutuojam kokį tam. Super. Tik pradžiai paprašome vaikučių pasitraukti nuo ekranų. Čia uždedam raidelę S, nes klausimas suaugusiems. Petrai, ar gali atsibosti seksas? Nu kaip atsibosti, aš tai nežinau, kaip tai gali atsibosti seksas. Nu, Petrai, ką žinau, gal būna taip? Netikiu, kad gali atsibosti šitie dalykai. Nu, ką žinau, gal tau jau atsibodo? Man tai tikrai neatsibodo. Kas ten žino, gal jau nebenori? Man 40 metų, aš tau galiu pasakyti. Aš tiek kartų noriu, kad jūs net neįsivaizduokit. Na, norėti ir galėti yra du skirtingi dalykai. Svarbiausia nerūkyt, bet aš tavim tikiu. Na jau pats tas, jau 40 iki senatvėj, suprasčiau, jau tie pensininkai kaip būni. Tai jau kits reikalas, jau ten dar kits pasikeitimas. Pasikeitimas kuom? Pozom? A tai Petrai, koks amžius yra žydėjimo amžius, a? Nuo 35 iki 40 iki 50 viršaus, tai daro. Dar? Norisi dar ir dar? O kam tą ranką mankštinį? Ką, pavargo? Nu. Atsakiau tau tokį. Ale tu, Petrai, ir išdykėlis. Jo, aš išdykėlis. Tai va. Tai kur paslėpiai savo moterą? Tai ko tyli, ko nieko nepasakoji? Ką, vėl paskaudo? Smurtą ir prievartą prieš savo ranką naudoji? Per prievartą nieks neišprievartavo, žinai, jos. Nes jinai pati to norėjo.